Sveiki. Dabar apžvelgsiu 7 pagrindinės valiutų poras šią savaitę. Nors balandžio 1, tačiau visai rimtai. Norėčiau pradėti nuo prieš tai buvusios apžvalgos ir apžvelgti, kas įvyko. Pradėsiu nuo eurodieninio grafiko ir čia mes matome būtent signalą, iš kurio reikėjo išeidinėti. Tai jau per praėjusią apžvalgą minėjau, kad reikėtų išeidinėti nulius. Antras dar grįžimas, dar kartą leidžia išeiti nulius. Šis signalas dar galiojantis. Euro H4, kuo puikiausias atšokimas nuo šios linijos, kaip ir prieš tai buvo minėta. Ir čia buvo galimybė uždirbti apie 100 punktų. Kas norėjo, pasinaudojo šią galimybę. Toliau svaras dieninis. Čia būtent matome galimybę pirkimo sandorį. Galima iš pradžių pagalvoti, kad čia įvyko pramušimas ir atsisakyti šio sandorio, bet jis yra vis dar veikiantis ir galiojantis. Jeigu čia nubrėžtumėme būtent liniją, kuri vadinama yra projekcinė, tada matome, kad pramušimo iš tikrųjų nebuvo. Ir signalas yra galiojantis, jis šiuo metu veikiantis. Vienas iš tokių variantų tai fiksuoti čia būtų praktiškai esama kaina tikslą. Kitas tikslas būtų ties šiomis viršūnėmis, o dar pats agresyviausias tikslas būtų, jeigu dar nuvintų, tai dar maždaug šioje vietoje. Toliau H4. Nei vienas iš šių signalų nesuveikia ir jie yra nebegaliojantis, nes čia įvyko pramušimas būtent šio trenduko, tai vėliau žvelgsiu, kokios yra galimybės šiai savaitai sudaryti sandorius. CHF, kas įėjo būtent į franką prieš tai siūlytą sandorį, tas jau gali praktiškai ir užsidarinėti ir pasiiminėti savo pelną, praktiškai 80 punktų, dar maksimum 90 punktų sulaukus jau reikėtų šiaip iš tikrųjų užsidarinėti sandorį. Vėliau papasakosiu, dėl ko tai reikėtų padaryti. Toliau sandoris nuo žemumų vis dar galiojantis. Frankas H4 įvyko pramušimas ir tiek konservatyviai, tiek agresyviai įėjusiems yra galimybė, tiksliau buvo galimybė išeidinėti į nulius. Tai po pramušimo tiek čia įėjus buvo galimybė išeidinėti. Šis sandoris nesuveikė. Kanada vis dar aktualus sandoris šiuo metu, vėliau papasakosiu. Toliau H4 įvyko pramušimas, grįžimas labai gražus, davė uždirbti. Šis grįžimas nedavė uždirbti, nes jeigu 50 punktų statyti stop-lossą, kas šiuo atveju būtų buvę protingiausia, tai būtų ir paėmęs stop-lossą. Taip, Jena, tai kas įeidinėjo būtent nuo šios vietos į sandorį, tai visai būtų gera proga išeidinėti, nes dar yra galima korekcija nuo būtent šio taško ir užsidarinėti nuliuose. Šis sandoris jau nebesuveikia. H4, tas pats sandoris, ta pati prognozė. Kitas sandoris, prieš tai minėtas, tai ties kilimu įvyko korekcija, labai gražiai atidirbo iš tikrųjų ir davė čia uždirbti apie 50 punktų. Tai yra pirmas konservatyvus pelnas, kurį ir minėjau. Antrojo taip ir nepasiekė. Australas šiuo metu dirba sandorius. H4 nei vieno iš šių sandorių nepaėmė ir buvo sumažėjusi amplitudė, tai nepilni ciklai simbolizavo tai, kad jau čia nebaigtas ciklas, kad gali įvykti pramušimas, tai čia jau reikėjo susilaikyti nuo sandorio iš tikrųjų. Ir čia nei vienas iš sandorių nesuveikė. Tai Zelandas H4. Turime trendinę liniją, nuo kurios ir įvyko atšokimas būtent, tai čia pirmas toks konservatyvesnis pelnas tai 100 punktų, antras būtų pelnas apie 150-160 punktų, abudu suveikia. Lauksime kitų, neužilgo juos ir apžvelgsiu. Taigi atsidarau šią savaitę skirtas apžvalgas ir galėsime jas apžvelgti. Taip, euros dieninis grafikas. Čia galimybė yra sudaryti ganėtinai agresyvų sandorį ties būtent šią vietą. Ganėtinai agresyvokas, tai kas mėgsta konservatyviau įeidinėti į rinką, tai yra galimybė būtent čia sudaryti sandorį arba čia. Tai yra nuo pačių viršūnių yra pigus pardavimas.
arba nuo gražios trendinės linijos, nekart nebuvo pramušta, aiškiai matoma būtent žemuma, tai yra galimybė būtent iki čia įvykti korekcijai ir tada nemaža tikimybė pagal klasikinę techninę analizę, kad įvyktų atšokimas. Jeigu pasižiūrėti į smulkesnę grafiką H4, čia matome tą patį sandorį, nuo kurio galima susilaikyti arba jį daryti, iš tikrųjų, kas mėgsta agresyviau. Toliau tas pats sandoris nuo viršūnių ir dar vienas sandoris prisideda būtent pagal šią medianą, galimybę dar vieną sandorį sudaryti būtent čia. Svaras. Svaras graži vieta būtų būtent nuo pačių viršūnėlio pardavinėti. Pigus vėlgi pardavimas, kaip ir su euru. Kita galimybė, kadangi nebaigti ciklai, tai galimybė yra pramušimai įvykti, tai pramušus grįžta, pardavinėjam. Pirmas tikslas, netgi čia, tai yra galimybė suprekiauti apie 2,5 punktų, antras tikslas jau būtų apie 700 punktų. H4, kur kas smulkesnis sandoriai, tai būtų nuo viršūnėlio, kaip prieš tai minėtos viršūnėlės, tai būtų ties kūnais, ties spiglės, jeigu pagal dieninę, čia būtų pagal būtent H4 du įeities taškai, arba trumpalaikiai pirkimo sandoriai nuo čia arba nuo čia. Šveicaras. Šveicarai žadėjo papasakoti, dėl ko reikėtų jau žiūrėti, kur fiksuoti sandorį neužilgo, nes būtent čia įvykdytas selas yra galimybė čia, kad įvyks būtent rinkos apsisukimas, nes formuojasi tokia figūra kaip galva ir pečiai. Čia pažymėjau pečius, galvą būtent ir galimybė yra šiai linijai pramušus rinką, grįžta ir perkame. Potencialas čia yra rinkos apie 140 punktų ir agresoriai tik tais pramušus gali iš karto įeidinėti į rinką arba konservatoriai ties grįžimu įeidinėti į rinką ir buy apie būtent minėtą potencialą. Yra kita galimybė susidaryti kitai apsisukimo figūrai, tai būtų jau dvigubas dugnas vadinamo. Ir čia būtent tas taškas, nuo kurio būtų galima gaudyti geriausią kainą, būtent nuo pačių žemumėlio, būtent pirkti. Jeigu pasižiūrėti į H4, tai lygiai ta pati vieta yra čia pirkimo sandoris. Taip pat trumpalaikis pirkimo sandoris yra šioje zonoje. Neilgas, čia kažkur tai apie 40 punktų viso labo, nedaugiau. Kitas yra pardavimo sandoris būtent nuo čia. Taip pat trumpalaikis, nes jeigu pradėtų veikti pati figūra, tai čia atšokimas galimas yra viso labo 30-40 punktų. Bet kas mėgsta agresyviau, būtent paeksperimentuoti, mažas stopas, tai galima ir į tokį įeidinėti. Kanada. Gražus kylantis trendas, pramušimas, darbas pagal medianą, atšoko, dar kartą atšoko, trečias priėjimas, atšokinėja, aš keturiuose parodysiu, kur galima pagaudyti dar šį tašką, jeigu dar rinka grįžtų. Taip pat yra galimybė sudaryti sandorius būtent čia, agresyvesnis toksai, nes eina prieš trendą, viskas kyla, mes pardavinėtum tokiu atveju. Arba pakilus grįžta ir tada yra galimybė sudaryti pirkimo sandorį pagal šį jau mažą trenduką. Jeigu atsidaryti H4, jau čia pamatytumėme smulkesnius įėjimo taškus, kaip ir žadėjau, tai būtų jie čia būtent, kad įeiti į pirkimo sandorį, būtent, kurie kalbu būtent čia geresniai būtent kainą pasigauti. Toliau yra galimybė trumpalaikė pardavimo tokio sandoriuko sudaryti, gražus lygis, aiškiai matomas, tai yra galimybė rinkai atšokti, vėlgi nedaug trumpalaikės sandoris, apie 40 punktų, nedaugiau 50. Jena klasika būtų tokia, kad per pačias žemos nubrėžiam palaikymo liniją ir nuo jos laukiame prekybos. Toliau per šią nubrėžtą liniją prekiauti ganėtinai pavojingoka būtų, tačiau vienas iš tų tokių variantų, kas mėgsta agresyviau, tai ties grįžimo galima sudaryti sandorį pirkimą. Jeigu pasižiūrėti H4, tai čia jau artėja prie pardavimo sandorio, viena iš tokio. Taip pat yra pirkimo sandoris būtent nuo čia, kadangi pramušta mediana, grįžta ir tada potencialas iš principo būtų apie 100 punktų, bent jau 50, jeigu labai konservatyviai įeidinėti. Kitas iš variantų tai yra pagal palaikymo liniją įeidinėti būtent nuo šios vietos. Toliau australas, dieninis, kaip ir minėjau, dirba būtent sandoris, kas įėjo jau praeitą savaitę. Sandoris fiksavimui galimybė yra čia,
būtent užsifiksuoti ir tada įdinėti į pirkimo sandorį. Jeigu iki čia neprieitų, reikėtų sudarinėti jau nuliuose, po pramušimo grįžta ir tada įdinėti jau į pirkimo sandorį. Pasižiūrėjus į H4 matomas gražesnis vaizdas, kur galima pasižiūrėti į smulkesnius pirkimus, geresnėse kainose pasigauti įdėjimą į viršų, jeigu būtent australas pradėtų kilti. Viena iš tokių galimybių yra, čia būtent susidarė tokia vadinama figūra kaip dviguba viršūnė ir kai jinai pramuša, tada yra galimybė pagal ją prekiauti ir ties grįžimu sudaryti sandorį arba iš karto sudaryti sandorį sell. Ir atidirbimas būtent būtų iki šios vietos, taigi gražus iki čia atrodytų tada ir pirkimo sandoris. Taip pat yra galimybė sudaryti ir nuo čia pirkimo sandorį. Taigi labai graži vieta pagal būtent klasikinės linijas, tai yra pagal pačias žemumus nubrėžta trendinė linija. Zelandas. Zelandas pramušė pasipriešinimo liniją, grįžo, antras grįžimas dar yra galimybė čia sudaryti sandorį, nors mažai tikėtina iš tikrųjų, bet pažymėjau ją. Kitas variantas, tai nubrėžiau tam Fibonacci lygius. Ir čia yra galimybė sudaryti sandorį pagal Fibonacci liniuotę nuo 23 lygio. Nuo 23, jeigu kas mėgsta, tai punktas į punktą pasižiūrėti, tai graži kaina yra 8550 įdinėti, arba kaip Zelandas mėgsta, tai nuo pačio spigliuko tai būtų 8541, jeigu ten labai preciziškai žiūrėti yra, tokia galimybė sudaryti sandorį. Jeigu pažiūrėti į H4, tai vienas iš tokių klasikinių variantų, tai yra trendas ir nuo jo atšokimas. Tačiau čia yra nebaigtas ciklas ir šitoje vietoje yra galimybė, kad gali vykti ir pramušimas. Tada pradėtų veikti sandoris dieninėme, tai būtent nuo čia jau galėtumėm laukti atšokimo. Tai reiškia, kad ties pramušimu galime įdinėti į sell sandorį ir tada maždaug šioje vietoje jau jį ir fiksuotis. Kas dėl naujienų? Ši savaitė yra pirmoji būtent mėnesį ir yra skelbiami ganėtinai svarbus rodikliai. Jeigu pažiūrėti antradienis, pavyzdžiui, rytas, tai turime australų palūkanų normą, matome nepasikeitė, iš tikrųjų nebuvo to tokio judėjimo, kokio buvo galima tikėtis. Toliau, trečiadienis mums duoda kitokias biškelį naujienas. Vėlgi su australo galimybė yra susiprekiauti ketvirtadienį, nors čia nepamirščiau dar trečiadienio naujienų, tai 15:15. Penktadieniais vykstanti Amerikos bedarbystė, tai vienas iš tokių rodiklių yra paskelbiamas trečiadieniais išankstinis. Galimi yra judėjimai, būtent čia labiau vertėtų susilaikyti nuo mažesnių sandorių, bet kurioje valiutų poroje ir čia jau neįdinėti juos. O paprekiauti per naujienas, tai kvieščiau ketvirtadienį, pavyzdžiui, yra trade balansas Australija, taip pat trade balansas 15:30 su Kanada ir doleriu, abiem valiutų porom. Taip pat penktadienis 15:30 Amerikos bedarbystė. Vienas iš populiariausių naujienų prekybai per naujienas, reikėtų susilaikyti nuo techninių svyravimų būtent ir pagal techniką jau nebeįdinėti, leisti nuo rinkos savo pailsėti šiek tiek penktadienio vakarą, o kas nori prekiauti per naujienas, tai yra puikia proga. Praėjusią kartą Kanados poroje geriausiai tai suveikė būtent Amerikos bedarbystė, nes būtent tuo metu, kai vyksta Amerikos bedarbystė, taip pat ir Kanados bedarbystė su rodikliais išeina. Ir jeigu abu būna, pavyzdžiui, teigiami arba neigiami, vienas kitą tarpą stiprina, iš tikrųjų. Ir tokiu atveju būna stipresnių judėjimai, kas buvo praėjusį mėnesį. Šį mėnesį vėl galima to paties tikėtis arba prekiauti kitose valiutų porose vien dėl dolerio būtent judėjimo. Tai tiek, kas liečia būtent prekybą. Pagal techniką, tai visados kviečiu pasižiūrėti, čia darau analizės pagal dieninį ir H4 grafiką, bet visi mūsų klientai gali pasižiūrėti taip pat ir analitiką. Iš tikrųjų, analitikoje yra ne tik tais būtent stambesni periodai, bet yra ir H1 ir M15 kiekvieną dieną skelbiami
būtent paveiksliukai, kuriuose matomi įėjimo taškai, pagal kuriuos irgi galima priimti sprendimus. Tai jie išeina kiekvieną rytą ir vakarą. Kviečiu pagal juos taip pat paprekiauti, ne vien pagal šios dieninius ir H4 signalus. Tai ką, geros prekybos ir iki kitos savaitės.